Labas ir sveiki sugrįžę arba sveiki atvykę į mano kanalą. Jeigu čia esi pirmą kartą, mano vardas yra Aistė ir čia mes kalbam apie knygas. Tai nėra nei leidinių, nei leidyklų reklama, tai yra tiesiog mano hobis, kurio noriu pasidalinti kartu su jumis. Tai taip pat skaitai ir myli knygas, tikiuosi, kad paspausi subscribe prenumeratos mygtuką ir pasidalinsi šiuo kanalu su draugais ar artimaisiais, kurie taip pat myli knygas ir norėtų pažiūrėti tokio tipo video. Na, o šiandien mes pakalbėsim apie knygą ir filmą Ready Player One arba lietuviškai Oazės žaidimas prasideda. Šią knygą aš klausiau audio knygos pavidalu ir iš tiesų tai yra kol kas mėgstamiausia mano mokslinės fantastikos distopinė knyga, kurią aš tikrai labai noriu rekomenduoti visiems. Nors puikiai suprantu, kad tikrai ne visi šią knygą skaitys ir tikrai ne visiems ji patiks, bet jeigu jums patinka mokslinė fantastika, distopija, jeigu jūs mėgstat ateities pasaulį, video žaidimus, arcade žaidimus, virtualią realybę ir jums patinka 80-ieji, tai tada tikrai šią knygą čiupkit ir tikrai paskaitykit. Aš nežaidžiu video žaidimų ir nelabai esu susipažinusi su virtualia realybė, tačiau mano sužadėtinis mėgsta tokius dalykus, tai man šią knygą skaityti ne tik kad patiko dėl turinio, bet ir skaitant sužinojau labai daug apie terminus, taisyklės vaizdo žaidimų, kaip ten verda gyvenimas ir ką kas reiškia, ir taip pat apie virtualią realybę. Man patiko tiek praplėsti savo akiratį, tiek žinias, tiek pasijusti artimiau su savo antrąją pusę, nes dabar labiau suprantu, kas jam patinka. Tai jeigu esate tokioje pačioje situacijoje, tikrai tuomet paimkite šią knygą, nes sužinosit tikrai nemažai. Mane ši knyga pakerėjo savo turiniu, nors audio knygą klausyti reikėjo 15 valandų ir pirmąją valandą aš galvojau, kad nelabai suprantu, kas vyksta, kadangi realybė persipynė su virtualia realybė, vaizdo žaidimais ir šiek tiek buvo sunku įsivažiuoti, bet kai įsivažiavau, tai aš nenorėjau nustoti klausyti iki pabaigos ir man buvo labai įdomu sužinoti, kas vyks toliau, kadangi veiksmo šioje knygoje yra tiek daug, kad tikrai neatsibos. Tiek filmų, tiek knygų apie realybę ir kokia būtų ateitis su technologijomis, kaip mes gyventume virtualioje realybėje, kažkur tai socialinėje interneto erdvėje ir mūsų tikrasis pasaulis praktiškai mums neegzistuotų, tai tokių filmų tikrai, manau, esat matę ne vieną, tačiau ši knyga turi kažką tokio išskirtinio. Manau, kad tai turbūt pagrindiniai veikėjai ar pagrindinio veikėjo asmenybės, kurios mane taip pririšo prie knygos ir aš tiesiog susidraugavau su jais labai greitai ir jų pasaulis pasidarė man labai artimas, įdomus ir tiesiog nenorėjau, kad nieko blogo jiems nutiktų. Knygos pagrindinis veikėjas yra 17-metis Veidas, kuris žaidimuose, Oazėje, virtualioje realybėje pasikeičia savo visą išvaizdą ir vardą į Persivalis ir knygoje reikia atskirti, kur yra Persivalis, o kur yra pats Veidas. Ir nors jis kaip asmenybė per knygą užauga keletą metų, keičiasi jo tiek požiūris, tiek poelgiai, ne visada palaikiau aš jo poelgius. Tačiau tai, kaip užsibaigė knyga, man labai patiko ir manau, kad ji tiesiog yra puikiai parašyta nuo A iki Z, nuo pradžios, kai mes jį sutinkam, kai mūsų pažindino su tuo, koks yra pasaulis, kuriame yra knyga, kas yra ta Oazė, kur visi žmonės leidžia laiką ir kaip toliau vystosi įvykiai ir pats gyvenimas Veido ir kitų veikėjų, kurie taip pat būna svarbu šioje knygoje ir kaip jų užsibaigia. Tai meistriškai parašyta, puikiai suprantama, nors reikia iš pradžių įsivažiuoti, bet po to viskas labai pasidaro paprastai ir aišku. Manau, kad tiems žmonėms, kurie labiau galbūt susipažinę su virtualia realybė ar kompiuteriniais žaidimais, galbūt aiškiau viskas būtų, tačiau tikrai neverta išsigąsti. Veiksmas pats yra 2045 metais, o pagrindinis veikėjas Veidas gimęs 2024 metais ir iš tikrųjų dieną, kurią jis gimęs, tai aš kai skaičiau dar net nėra atėjęs tas laikas, kas buvo iš tikrųjų labai įdomu, nes atrodo, kad tikrai skaitai kažkur apie ateitį, bet tuo pačiu tam žaidime Oazė viskas yra 80-ųjų tematika. Tiek muzika, tiek žaidimai, tiek pasaulis, tiek kaip atrodo namai ir panašiai. Tai labai persipina tiek senovė, tiek ateitis ir esi tokiam tarpe ir perėjime tarp šių dviejų laikotarpių.
Tai knygos pradžioje mes sužinom, kad Oazė iš tikrųjų yra virtualios realybės žaidimas, kurį gali žaisti bet kokio amžiaus žmonės. Ten ne tik galima žaisti, bet ir eiti į mokyklą, išsipirkti žemę ir atidaryti ten, pavyzdžiui, savo parduotuvę, pasistatyti namą, keliauti. Tas pasaulis yra beprotiško dydžio ir ten žmonės praleidžia didžiąją savo dienos dalį. Taip pat ir Veidas. Ir knygos pradžioje mes sužinom, kad įkūrėjas būtent tos Oazės mirė ir paliko tam žaidime 3 raktus, 3 užuomenas, kurios nuves prie jo žaidime paslėpto tokio prizo stebuklingo kiaušinio. Ir tas žmogus, kuris ras tą kiaušinį, paveldės visą kūrėjo turtą ir pataps Oazės žaidimo valdytoju. Tai aišku, nuo pat tos žinutės paskelbimo visi žaidėjai pradėjo ieškoti tų raktų, tų užuomenų, bet niekas jų labai ilgą laiką nerado, kol vieną dieną visiškai netikėtai Veidas suveda galus ir išsiaiškina, kur yra pirmoji užuomena, randa pirmąjį raktą ir nuo tada prasideda tokia labai veiksmo kupina jo kelionė kitų užuomenų beieškant, kadangi tiek kiti Oazės dalyviai, tiek tokia speciali sukurta grupuotė Sixers bando užverbuoti Veidą, bando iš jo išpešti užuomenas ar pasiūlyti jam pinigų, kad jis atiduotų tą raktą, ar kad pasakytų, kur yra kita užuomena, ar kad dirbtų, pavyzdžiui, tai grupuotėjai. Ir čia jis turi ne tik, kad bandyti atrasti, kur yra tas kitas raktas, bet ir kovoti su tai žmonėmis ir dar nuo jų slėptis. Ir tiesiog visko vyksta labai daug. Jis susipažįsta su kitais žmonėmis, su kitais Oazės žaidėjais, sukuria savo tokį ratelį draugų. Tuomet vyksta visokių ir skaudžių įvykių tiek realybėje, tiek tame žaidime, ypatingai su ta Sixers grupuotė, kuri nori surasti tą prizą ne dėl pinigų, bet dėl to, kad galėtų valdyti visą tą Oazę, tada įvestų ir mokesčius, ir apmokestinimą, ir tiesiog paverstų visą Oazę savo reklaminę kampaniją ir ją valdytų. Ir tiek Veidas, tiek jo draugai nenori, kad tai vyktų. Pats pagrindinis veikėjas yra labai įdomi asmenybė. Nors jis yra jaunas, jam 17-18 metų, jis yra beproto protingas. Aišku, jis yra didžiulis Oazės fanas, Oazės kūrėjo fanas, labai daug laiko praleidžia žiūrėdamas filmus, žaisdamas žaidimus, serialus, klausydamas muzikos ir jis turi labai daug žinių, bet ir pats iš savęs yra beproto protingas, jis sugeba iškelti save iš sudėtingų situacijų, jis sugeba pabėgti iš vos ne kalėjimo, kurį sukūrė yra Sixers grupuotė. Ir taip meistriškai viską padaro, kad net kai jis patenka į kažkokią sudėtingą situaciją, galvoja, kad jis kažkaip išsikapanos ir tik yra labai įdomu stebėti ir skaityti, kaip veikia jo mintis, kaip jis sugalvoja išsisukti iš situacijos, ką pergalvoja savo galvoje, tai visa tai man labai patiko, kadangi labai didelė turinio dalis skirta yra ir 80-ųjų tematikai, jie todėl, kad žaidimo kūrėjas, jis turėjo Aspergerio sindromą. Kas nežinot, Aspergerio sindromas yra autizmo forma, kai labai yra sunku bendrauti su kitais žmonėmis, dažnai tokie žmonės labai susikoncentruoja į kažkokius tai jų pomėgius, kaip pavyzdžiui šioje knygoje į žaidimo Oazė kūrimą, į kažkokius tai filmus, į kažkokias tai to meto grupės. Ir todėl žaidimo kūrėjas būtent Oazėje sukūrė viską iš to, kas jam patiko, pagal filmus, muziką, žaidimus kompiuterinius. Todėl visos užuomenos ir visi raktai veda prie žaidimų, kurių yra 80-ųjų, kaip pavyzdžiui Pac-Manas ar Dungeons and Dragons. Taip pat prie filmų tą pačią tematiką ir muzikos. Ir labai yra įdomu, ypatingai man patinka ta senovinė tematika, ypatingai 80-ieji, 70-ieji. Tai man buvo įdomu ir sužinoti daugiau tiek faktų apie, pavyzdžiui, tais metais išgarsėjusių grupių ar filmų, ar apie kažkokį tai video žaidimą, tiek jo istoriją sužinoti, tiek kaip jis veikia, man bent jau buvo labai įdomu.
Ir kadangi ši knyga kupina veiksmo, tai tikrai įtampa yra išlaikoma iki paskutinės minutės. Keletą kartų net ir tai pasitikėdama veidu ir jo protu vis tiek galvojau, kad gali jam ir nepavykti. Buvo tokių situacijų, kur tikrai galvojau, kad yra jau nebeįmanoma išsikapstyti, tačiau vis tiek galima nuspėti, jau paėmus šią knygą ir susipažinus su pagrindiniu veikėju ir koks yra knygos turinys, galima jau nuspėti, kokia bus pabaiga. Aš aišku nesakysiu, kaip knyga baigėsi, bet man labai patiko, kad moralė šios knygos buvo ne video žaidimai ar kažkokia tai virtuali realybė ar kokia būtų ateitis, o tai, kad mes turim realybę ir joje mes turėtume būti, mes turėtume puoselėti ryšius tikrame gyvenime, o visi tie vaizdo žaidimai, visa ta virtuali realybė, į kurią mes galim pasinerti ir pamiršti realybę, tikrovę, yra tik tais laikas mums pailsėti, praleisti smagiai laiką, papramogauti, tačiau vis tiek daugiausia savo laiko ir energijos mes turėtume skirti realybei, tikroviai, kadangi čia gyvena mūsų tikrieji kūnai. Tik čia mes galim pavalgyti, pamiegoti, sukurti kažkokius tai žmogiškus ryšius, o viskas, kas yra interneto pasaulyje, gali būti ir netikra. Tai tokia yra knygos žinutė ir man labai patiko, kaip ji buvo išplėtota. Tai tikrai labai rekomenduoju, kaip jau ir visus punktus paminėjau, jeigu jūs negazdina mokslinė fantastika ir daug tokių faktų, 80-ieji vaizdo žaidimai, tai tikrai nepabijokit ir paskaitykit šią knygą, taip pat yra išversta į lietuvių kalbą, mačiau, kad tikrai galima įsigyti. Na, o apie filmą, tai iš tikrųjų filmas 180 laipsnių skiriasi nuo knygos, bet čia visiškai aš nepykstu, nes man atrodo, kad filmas paėmė knygos idėją, pagrindinį veikėją, šiek tiek oazės aspektų, bet sukūrė visiškai kitokio pobūdžio filmą, kadangi filme oazė yra labai futuristinė, ateities pasaulį vaizduojanti, visiškai kitokios yra užuomenos, kitaip yra randami raktai, kitokie įvykiai mus priveda prie raktų. Ir praktiškai net nežinau, kur čia būtų galima palyginti knygą su filmu, kadangi viskas skiriasi nuo pradžios iki pabaigos. Bet manau, kad buvo puikiai parengti pagrindiniai veikėjai, ypatingai Veidas ir jo draugai, nors tai, kaip jie susipažįsta, kaip jie vienas kitą pamato tikrovėje ir kaip bendrauja vienas su kitu, tikrai skiriasi tiek knygoje, tiek filme, bet atskirai knygą vertinu 10-ukui ir atskirai filmą vertinu 10-ukui, o palyginti, manau, tikrai net neįmanoma. Jeigu esat skaitę tik tais knygą, būtinai pažiūrėkit filmą, nes neliksit nusivylę, o pažiūrėsit tiesiog tos pačios tematikos visiškai kitokį filmą. O jeigu matėte tik tais filmą ir skaitat knygas, tai tikrai paskaitykit knygą, nes bus toks pat visiškai efektas. Tai man tikrai patiko žiūrėti filmą, tikrai patiko pamatyti, kaip ekranizuota buvo dauguma scenų, pavyzdžiui, apie žaidimus, apie tą virtualią realybę, aš galėjau tik įsivaizduoti, nes nelabai supratau, kaip jie veikia, tai kaip mano vaizduotė juos suvokė, taip aš juos ir nusipiešiau savo vaizduotėje, tačiau pamačius filmą, man buvo įdomu pažiūrėti, kaip kitas žmogus, kitas kūrėjas, man atrodo, kad Steveno Spielbergo šitas filmas yra, jei neklystu, jeigu klystu, tai parašysiu, kad suklydau, bet man atrodo, kad šis režisierius pastatė šį filmą, kaip jis pamatė tuos pačius dalykus ir kaip jo vaizduotė jos nupiešė, tai man labai patiko. Ir tą filmą tikrai žiūrėsiu dar ne kartą ir knygą tikrai skaitysiu dar ne kartą, nes buvo labai geras laikas. Tiek būtų apie knygą ir filmą, jeigu skaitėt ir žiūrėjot, tikrai man parašykit, lauksiu jūsų nuomonės, jeigu neskaitėt, galbūt suintrigavau pabandyti. Manau, kad ši knyga tikrai patiktų vaikinam, kadangi vaikinai vis tiek dažniau žaidžia kompiuterinius žaidimus ir tikrai įtraukianti tokia knyga, tai net ir tiems žmonėms, kurie neskaito knygų, manau, turėtų tikrai patikti vien dėl įvykių gausos ir platvistų gausos ir tai, kaip įvykiai išsirutuliuoja. Tai ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi, kad jums patiko ir nepamirškit paspausti subscribe, jeigu to dar nepadarėt ir susitiksim kitą mano video. Ate!